it's true. Nobody is like you. My endless melody, I play for me and you. Love is blind, it's true. I'm on my knees for you. I give it all I can to have you back again. Love is blind. Justelio, kaip save įsivaizduoji po 20 metų? Aš nuėsiu laboratorijai, tai pusę pasaulio irgi nors įmanėm. O tai nebaisu? Nebijai, kad skambės? Ko ten bijot? Duoda pinigų ir tu nieko nedarai. Ir visai gerai. O tai kitų žmonių tau negaila? Stado. Vieš stado. Ką pasižadi savo baigęs Juozo Balčikonio gimnaziją? Daugiau mokytis, mažiau gerti. Ką galėtum pasakyti apie savo skandalingąjį romaną su Karolina Urbanavičiūte? Taip ir galvoju, kad nesąmonę bliam išgarsyšiu. Nes jaučiuos, aišku, ne per geriausiai, kadangi nebuvau ten geriausias, atsiprašant, atminties. Tuo metu tai, nežinau, jaučiuos dabar neblogai, nes buvo biškiai natylė, sveiksis, žinoma. Na, čia, nežinau, aišku, būtų geriau, jeigu nieks nežinotų apie tai. Žinau. Biškiai buvo nesąmonė. Rokai, papasakok man, ką veikiai per savo 18 gimtadienį? Buvau miestą šventei su tėvais ir pamečiau tėvus ir pasikvietau. Per mikrofoną išgirdau savo vardą. Tėvai turbūt irgi išgirdo, tai mane atrado. Žygimantai, kokiai paneliai pirmoje klasėje rodė daugiausiai dėmesio? Gerai klausti klasiuką, kad nors veidu. Vėlai, ko nori iš gyvenimo? Sėkmės, pinigų ir geresnių mokytojų, ypač lietuvių. O tai kiek išeina iš lietuvių? Visom. Vieš stado. Na, Donu, o ką tu veikiai per savo 18? Pasislėpęs mašinai vasarą. Buvo labai karšta. Pasislėpiau bagažinę mašinoj. Galėjau pamiegoti, patogiai išplėsti. Ir tėvai nedarado. Ieškojo visą miestą. Gintarė, ką paaukotum dėl Kirilo? Nežinau, gal gyvenimą. Kaip apibūdintumėte savo tarpusavio santykius? Nesusiglauskit arčiau. Indrute, ar teko ragauti karčiųjų mokslo šaknų? Neragavo. Kaip vieną žodžią apibūdintum, visus 4 metus ir bagai. Man sakė, kad aš labai gražiai atrodau. Ir štai, vieną gražią dieną 4 C klasės mokiniai prisivalgė karčių mokslo šaknų, nusprendė paragauti ir saldžių vaisių. Pasidovanojo savo dovaną – skrydį į saulėtąją
Arrivas salą. Deja, ši kelionė nebuvo tokia, kokios tikėtasi. Dėl per didelio C2H5OH kiekio piloto langai užasojo, lėktuvas tapo nevaldomas ir nukrito pačioje netikėčiausioje vietoje – saulėtame Lietuvos pajūryje.